papildomais taškais. Čia Gargždų Bangos ataka, perdavimas į baudos aikštelę ir gera galimybė. Tiesa, Gintros išpuolis tęsiasi toliau, čia į baudos aikštelę. Baudos aikštelėje vėl. Čia toks tolimas smūgis ir per aikštės vidurį dabar atakuoja šeimininkės. Geras buvo vėl sumanimas, Pereviznik. Kubiliūtė, kairę koją, smūgiuoja į vartų. Į baudos aikštelę pasiųstas kamuolys ir Laheras Simčiuk. Pildyti ten visiškai be priežiūros palikta ir Laura Kubiliūtė. Pereviznik pati smūgiuoja ir kamuolys vartų tinkle 1-0. Ir čia antrasis rungtynių įvartis Lidijana Ribeiro pergalės derbyje prieš Šiaulių futbolo akademijos komandą. Čia smūgis galva ir Curukova dabar reaguoja savo komandą išgyventi, nors Tamošauskaitė irgi buvo per plauką nuo to, kad kamuolį ten sugautų. Čia kamuolys vartuose, tačiau įvartis nėra įskaitytas. Tame epizode, kai Pereviznik įvartį pelnė, čia Gintros futbolininkės, dabar Pereviznik, jos smūgis į viršutinį vartų kampą. Perdavimas į baudos aikštelę, smūgis galva ir kamuolys dar kartą atsidūrė vartų tinkle. Gracie Knudsen. Pereviznik vėl turi erdvių. Perdavimas į dešinę, Kazarina, jos reidas, toliau lieka su kamuoliu. Pereviznik, gražiai kulniuku ir neišnaudoja puikaus šanso Lidijana Ribeiro. Ir čia tiesioginis smūgis, dar rikošetas, atremia kamuolį. Ir žais labiau savam malonumui. Gintros futbolininkės, dabar Prosevičiūtės perdavimas labai geras, smūgis į vartus ir čia toks tolimas smūgis, Pereviznik ir 4-0. Čia vėl baudos aikštelėje kamuolys ir 5-0. Viskas padaryta kone idealiai. Čia baudos aikštelėje vėl Gintra ir 6-0. Dar vienas įvartis ir Lidijana Ribeiro šiandien. O Valdemaras Palubinskas skelbia apie šių rungtynių pabaigą. Sužaidus 90 minučių nusprendžiama laiko nekompensuoti, nusprendžiama laiko nepridėti. Tad